visi puikiai, ar jūs mus girdite? Arčiau mikrofonas. Ar tas garsas geras, ar jis toks Arčiau. Arčiau truputuką, taip. Kai arti kalbam, tai atrodo, kad čia visas tas garsas sklinda, neaišku, kokiom kryptim ir kokiais decibelais. Taip. Taigi, mes šiandien su jumis turime gyvąją geografijos pamoką. Visi puikiai suprantame, kad ši pamoka negali būti tikra pamoka, dėl to, kad mes nesame mokykloje ir mes turime tik tai 2-3 šoninės sienas, neturim nei lubų, nei šoninės sienos, kurie atskirtų mūsų klasę nuo bendro šurmulio šios parodos. Todėl tai yra tik imitacinė pamoka, tačiau nebejoju, kad šioje pamokoje mes vis tiek patirsime tam tikrų tikrai pamokai būdingų dalykų. Nors pažįstu dalį iš jūsų ir tai yra labai smagu, bet įsivaizduokim, kad mes jūsų nepažįstame. Dėl to, kad ir čia sėdintys esate mokytojai, didžioji dalis. O mes turime vest pamoką mokiniams. Tai čia yra du dideli skirtumai. Taigi įsivaizduokim, kad mes vis dėlto vieni kitų nepažįstami. O jeigu mes nepažįstame vieni kitų, tai mes nežinome daugelio dalykų. Mes nežinome, ką jūs žinote, ką jūs mokate. Nežinome jūsų pasiekimų, nežinome jūsų gebėjimų. Todėl vesti pamoką su tais, kurių nepažįsti, yra nepaprastai sunku. Nes tikroji pamoka yra tada, kai pažįsti mokinius. Tai žinai kiekvieno mokinio, kiekvieno mokinės gebėjimus, pasiekimus ir būtent pagal tai derini savo pamoką. Taigi šitą noriu pabrėžti, kartu mes norim pabrėžti, kad tai yra imitacinė pamoka. Nu, ją ves aš, mano vardas Rytas, jūsgi mūsų nežinote, mes esame jūsų nauji mokytojai, o taip pat. Ir mokytojas Mantas, taigi laba diena, gerbiami dešimtokai, pradėsime pamoką. Norim dar priminti, kad jūs esate šiandien dešimtokai, tai yra jūs yra 16-17 metų, jūs geografijos mokotės jau 5 metus, tai yra 6, 7, 8, 9, 10 klasė, taigi mes net nebejojame, kad jūsų turimas žinių ir įgūdžių bei gebėjimų kontekstas yra ganėtinai platus, todėl jūs daug ką žinote. Šioje pamokoje mes daug ką apibendrinsime ir tuo pačiu žinoma išplėsime jūsų turimas žinias ir tam tikrus įgūdžius. Taigi šios pamokos metu mes naudosimės naujai kuriama skaitmeninė mokymo priemonė, kuri yra skirta 9-12 klasių geografijos dalykui dėstyti. Mes parodysime šios priemonės galimybės, kaip galima integruoti įvairias pamokas, kaip mokytojo kūrybingas darbas gali paįvairinti pamoką. Taip pat dirbsime ir su tradicinė mokymo priemonė, tai yra atlasu. Mes be jo išsiversti tikrai negalime. Yra galimybė naudotis ir skaitmeniniais atlasais, bet šiandieną mes naudosimės būtent popieriniu atlasu. Taip pat, jeigu technologijos nepaves, pabaigoje mes leisime jums užtvirtinti savo žinias, naudojant naujieną Lietuvos mokyklose, tai būtent planšetinius kompiuterius. Tai mes, mūsų pagalbininkai, mūsų mokytojų asistentai ruošia šias priemonės ir pabaigoje mes pabandysime bent keletą užduočių atlikti. Aš kaip buvęs mokytojas, o taip pat Mantas kaip praktikuojantis mokytojas, laikomės nuostatos, kad tikroji pamoka, tikrosios pamokos jokių būdų negali pakeisti jokios skaitmeninės mokymo priemonės ir apskritai mokymo priemonės. Pagrindinė šis pamokoje yra mokytojas ir mokinys. Jų akių kontaktas, jų dvasinis ryšys, jų susikalbėjimas, gebėjimas išgirsti vienas kitą ir suprasti. Todėl mes jokių būdų nelaikome, kad skaitmeninės mokymo priemonės yra panacėja, bet tai yra nebejotinai didžiulis pagalbininkas mokytojams, ruošiantis pamokoms, kuriant savo pamoką, stengiantis individualizuoti tas pamokas ir tuo pačiu skatinti jūsų motivaciją ir norą mokytis šiuo atveju šią valandą geografijos. Apie ką mes šiandien mokysimės? Atkreipkim dėmesį į lentą. Mūsų šios pamokos tema yra Lietuvos paviršius ir jo tinkamumas žemės ūkiui. Temos pavadinimas yra sudurtinis iš kelių temų, kaip suprantate, dėl to, kad čia yra kelios temos ir Lietuvos reljefas, o kažkaip jis susiformavo, taip pat tinkamumas žemės ūkiui, tai yra būtent norima parodyti šitą tematiką per probleminį kontekstą. Taigi pagrindinis mūsų pamokos tikslas, tai yra tas oficialusis tikslas, kadangi čia, taip dabar šiuo atveju šiek tiek nutyliu, kadangi esate mokytojai, puikiai visą laiką žinome, kad
Dalis tikslų ir uždavinių visada yra skelbiami, todėl, kad reikia juos paskelbti. Realiai gyvenime viskas yra šiek tiek kitaip. Taigi, tikrasis oficialusis mūsų pamokos tikslas yra skleisti ryšį tarp Lietuvos paviršiaus susiformavimo, lemiamą įtaką turėjusio paskutinio apledėjimo, jo metu suneštų ir suklostytų sąnašų mechaninės sudėties bei skirtingose Lietuvos vietose pastaruoju metu plėtojimo žemės ūkio ypatumų. Garsiai skamba ir nebejotinai, kad ten kažkur aukštai tai turėtų patikti. Tačiau dabar bandykime visą tai išversti į paprastą mokinio kalbą. Taigi visi puikiai žinote, kad Lietuvos paviršius yra dviejų paskutinių apledėjimo metu Lietuvos paviršių dengusių ledynų palikimas arba rezultatas. Visi puikiai žinome, kad tas ledynas kažką paliko čia toje Lietuvos žemėje. Taigi pirmasis jums klausimas. Kaip vadinama visą tai, ką ledynas paliko Lietuvos teritorijoje? Taip, ir kelkite rankas, kas žinote. Mes nebejojame, juk jūs 10-okai, 9-oje klasėje mes apie tai mokėmės. Prašau, Vida. Moreninės nuogulos. Fantastiškas teisingas atsakymas. Mes skatiname jūsų puikias žinias. Jūs puikiai turite atminti. Jūs labai gerai mokėtės 9-oje klasėje. Tai būtent paliko morenas arba tam tikras moreninės nuogulas. O morena yra mokslinis pavadinimas, bet mūsų senoliai, mūsų bočiai visą tai, ką paliko ledynas, vadino ką? Vadino kaip? Vadino Dievo dovana. Nes tai, ką Dievulis davė, iš to mes galime ir gyventi. Taigi, bet ta Dievo dovana ne visur yra vienoda. Vienur Lietuvoje ji iš tikrųjų labai yra dėkinga, kitur, sakyčiau, Dievulis truputėlį pagailėjo tos dovanos. Todėl, kalbant apie Lietuvos žemės ūkį, mes matome akivaizdžius skirtumus Lietuvos laukuose, kalbant apie visą Lietuvos teritoriją. Taip, na, o dabar mes pradedame savo pamoką ir užduodu, kaip ir įprasta mūsų pamokose, kaip mano pamokose, jums klausimą. Kur Lietuvoje intensyviausiai dirbama žemė? Taip, prašome... Taip, vienas iš atsakymų. Vidurio Lietuva, visiškai teisinga, ačiū jums labai, bet tai čia dar galim papildyti. Aktyviau truputį. Aktyviau ir drąsiau. Kur dar keliaujant galima pamatyti intensyviai dirbančius. Šiaurės Lietuva, puiku. Suvalkija, taip. Kaip? Suvalkija Užnemunė, sakėme, Užnys iš ketvirtų Suomo. Taip, visiškai teisingai. Jūsų atsakymai yra daugiau negu teisingi. Tikrai, man tai, mes puikiai padirbėjome 9-oje klasėje. Fantastika. Taip, iš tikrųjų mes savo galėtume padėkoti. Aš džiaugiuosi tavo metodinę kompetenciją, nes jeigu po metų laiko yra tokia refleksija ir toks atgaminimas, vadinasi, mes žinome, ką mes veikime mokykloje. Taip. Jeigu mes išsiaiškinome ir žinome, kad intensyviausiai Lietuvoje dirbama būtent vidurio Lietuvoje, minėjome Užnemunę, minėjome Suvalkiją, minėjome Šiaurės Lietuvą, taip, tai dabar klausimas būtų, o kur žemės ūkis yra plėtojamas menkiau arba menkiausiai, kur jisai mažiausiai galbūt yra plėtojamas? Prašom. Baltijos aukštumos. Taip, prašom, ar dar yra rankų? Pietryčių Lietuva. Labai geras atsakymas. Ar dar turim kokių papildymų? Sakėme Baltijos aukštumos, pietryčių. Žemaičio aukštuma. Taip. Ar dar ką nors galim pasakyti? Gal kaip nors kitaip galim painterpretuoti. Prašom, Onutė. Ten, kur ledynas kažką paliko gerai, bet palikim šį klausimą, Onutė, jūs užbėgate labai stipriai į priekį. Dešimtukininkai, jie visada, pirmauja ir neleidžia kitiems galbūt sekti pamokas. Gerai, taigi mes iš tikrųjų įtvirtiname taip, kad menkiau žemės ūkis yra plėtojamas aukštumose, taip mes paminėjome Baltijos aukštumas, tai yra Aukštaičio aukštuma ir Dzūkų ir Sūduvos aukštuma, taip pat paminėjome, kad ir Žemaičio aukštumoje. Ko gero, galbūt menkiausiai plėtojamas žemės ūkis būtų pietryčių lygumoje, būtent pietų Lietuvoje. Visi atkreipiame dėmesį, važiuojame iš Vilniaus į Druskininkus ir važiuojame per miškus. Ir ten pamatyti burzgiančius traktoriukus, kur kas yra sudėtingiau negu kad važiuojant iš Kauno į Panevėžį, kur vien tik tais zuja
žemės ūkio techniką. Taip, Aš matai noriu dar šiek tiek papildyti. Kažkas pasakė, kad ir Žemaitijoje yra prastai plėtojamas žemės ūkis, tačiau vis dėlto, aišku, žemės ūkis yra labai plati sąvoka. Tai yra ir žemdirbystė, tai yra ir gyvulininkystė, ir kitos su žemės ūkiu susijusios šakos. Tačiau keliaujant po Žemaitiją, jūs keliaujate, jūs vežia mokytojai, ekskursijas, turbūt visi atkreipėte dėmesį, kad Žemaitijoje yra daug gyvulių. Niekur Lietuvoje nėra tiek daug gyvulių kaip Žemaitijoje. Vadinasi, kalbant apie žemės ūkį, turime padaryti tam tikrą išlygą, nes Žemaitijoje yra daug ganyklų, kur puikiai veši žolė, tinkanti gyvulininkystei plėtoti. Tai čia toks kaip galbūt šiek tiek papildymas arba išplėtimas to atsakymo. Dėl ko mes ir sakėme, kad aukštumose menkiau, bet tai nereiškia, kad yra neplėtojama. Tam mums reikėtų užfiksuoti ir žinoti, nes tarsi aš ir klausiu, kur menkiausiai arba kur mažiausiai yra plėtojama žemės ūkis. Taip, tai dabar bandykime išsiaiškinti. Gerai, bet tada pabandykim kelti dar vieną klausimą. Lietuva yra labai maža, bet kodėl vis dėlto skirtingose Lietuvos vietose, kaip ką tik mes kartu išsiaiškiname, yra tokios nevienodos sąlygos plėtoti žemės ūkį? Nuo ko tai priklauso? Prašom. Prašom. Ledynas sustojo, paliko kažką ir panašiai. Nu, gerai, priimam šį atsakymą, dar jo nekomentuojame. Ar yra kitų atsakymų? Štai matau, jaunuolis gale liktis ir norėtumėt pasakyti, gal jūs žinote, kodėl skirtingose Lietuvos vietose būtent, tas žemės ūkis taip skirtingai plėtojamas? Kaip? Ar turite atsakymą? Lygumų ir aukštumų. Prašau. Skirtingas dirvožemis. O, čia jau šilčiau. Ledynai, dirvožemiai, aukštumos, žemumos. Viskas čia yra jau neblogai. Ačiū Jums už Jūsų atsakymą, bet dabar pabandykite, kadangi Jūs 10-okai, su Jumis galima šiek tiek gilintis į kitus dalykus. Visi mes puikiai žinome, kad svarbiausias dalykas, kai kalbame apie žemės ūkį, yra dirvožemis. Dirvožemis tai ne šiaip sau kažkoks purvas yra, kuris kimba mums prie batų. Žemdirbiai niekada to nepavadins purvu, nes tas purvas jiems duoda duoną, jiems duoda išgyvenimą, leidžia išmaitinti jiems šeimas. Todėl mes per geografijos pamokas vartojame žodį ne purvas, ne žemė, o naudojame dirvožemį. Dirvožemis, kaip suprantate ir kaip žinote, yra labai skirtingas. Dirvožemis susideda iš atskirų sudėtinių dalių, į kurias norim atkreipti dėmesį. Vienas iš jų tai yra oras. Oro santykis dirvožemėje gali būti skirtingas, priklausomai nuo to, kur tas dirvožemis yra, bet kol kas aiškiname sudėtinės dalis. Taigi oras. Taip pat vanduo. Lietuva lietaus kraštas, todėl Lietuvos dirvožemės, kai kuriuose dirvožemėse vandens drėgmės yra iš tikrųjų pakankamai daug. Arba tas santykis skiriasi, bet yra nemažai. Toliau yra mineralinės dalelės. Mineralinės dalelės gali būti labai įvairios. Tai yra smėlis, tai yra žvyras, tai yra priesmėlis, tai yra priemolis, tai yra molis. Žodžiu, įvairūs grūsteliai skirtingo dydžio. Visą tai vadinama mineralinėmis dalelėmis. Taip pat yra organinės dalelės. Tai yra organinės dalelės turi savo pavadinimą. Prisiminkim iš 9 klasės, kaip mes visą tai vadinam. Kaip humusas. Matau, tas mokinukas irgi labai aktyvus, jau turbūt kokie 4 teisingi atsakymai, 4 teisingi rankos pakelimai. Ačiū Jums. Taip, tai yra humusas. Tai yra humusas. Na, bet to sudėtinių dalių dirvožemio nepakanka atsakyti į klausimą, kodėl vienoje vietoje dirvožemiai yra derlingi, o kitoje vietoje yra nederlingi. Norint atsakyti šį klausimą, reikia panagrinėti dirvožemio mechaninę sudėtį. Štai čia mes su Jumis matome tokią histogramą, tokią diagramą, galima apibendrintai sakyti, kurioje aiškiai parodytas proporcijos, kada ir kokį dirvožemį galima vadinti vienokiu ar kitokiu būdu. Smėlio dirvožemis yra tas, kuriame didžiąją dalį, nuo 10 iki 20 nuošimčių, sudaro smėlis. Ir atvirkščiai, kintant kitoms dalims, humuso ir molios bei smėlio santykiui, dirvožemio pavadinimas keičiasi. Taigi mes matom smėlis, priesmėlis, priemolis, molis ir humusas. Taigi skirtingose Lietuvos vietose esantis dirvožemiai turi skirtingą mechaninę sudėtį. Štai mes turime 2 pavyzdžius, paimtus iš skirtingų Lietuvos vietų. Vienas iš tų pavyzdžių yra paprastas lietuviškas smėlis paimtas nuo Varėnos apylinkių. Nuo Merkio apylinkių.
Turbūt visiems aišku, kad toks smėlis yra nederlingas. Vargu ar jame galima kažką išauginti. Sėkim čia, ką norim. Todėl, kad čia nieko nėra jame. Jame yra tik smulkiausios frakcijos. Jeigu mes įpiltume į tuščią vidurę stiklinę vandenį, kas atsitiktų su šito vandeniu? Jis tuoj pat prasisunktų ir dingtų. Kartu nusinešdamas viską tai, ką jisai turėjo derlingiausio, kas buvo viršutinėme dirvožemio sluoksnyje. Todėl tie dirvožemiai, kurie turi daug smėlio, jie yra nederlingi. Juose mes nieko negalim išauginti. Turim kitą pavyzdį. Žemė, kurią iš šono žiūrint, ji atrodo juoda. Tai yra paprasta daržo žemė. Tai yra paprasta, derlinga žemė. Matot, ji kaip ji yra sukibusi. O kodėl ji yra sukibusi? Kas yra kibimo priežastis? Tai yra molis ir kas? Drėgmė, vanduo. Taigi man reikia gerokai pakratyti šitą stiklinę, kad šitą žemę iš čia aš galėčiau ją iš čia iškrapštyti. Šita žemė turi daug juodos spalvos. Ką reiškia ta juodoji spalva? Tai yra humusas. Tai yra humusas. Kadangi šitoje žemėje yra daug molio, priemolio dalelių, vadinasi vanduo patekęs į tokį dirvožemį, neprasiskverbia skradžiai, kaip sakoma, žemė. Geras lietuviškas, be kitoko pasakymas. O tas vanduo susilaiko tarptų dalelių. Vadinasi, humusas, tos povaningosios medžiagos, jos neįplaunamos į gilesnius horizontus, o lieka viršutinėje dalyje. Iš ko dar labiau turtėja humusas ir toks dirvožemis yra pakankamai derlingas. Ar taip man? Tai šie du pavyzdžiai aiškiai rodo, kad dirvožemiai yra labai skirtingi, būtent dėl savo mechaninės sudėties ir derlingumą nulėmė būtent didžiąją dalimi, jau kalbant apie Lietuvą, humuso santykis, arba kitaip sakant, įvairių dalelių santykis, kalbant apie mechaninę sudėtį. Taigi, mes dabar išsiaiškiname taip, kodėl vieni dirvožemiai yra derlingi, kiti yra nederlingi. Taip, derlingose, kaip mano kolega Rytas minėjo, yra daugiau molio, daugiau humuso, jis nepraleidžia vandens, ir nederlingi yra tie smėlio dirvožemiai. Taip, pagal naują dirvožemio klasifikaciją, mes juos įvardyjame tam tikrais pavadinimais. Taip, ko gero, smėlio dirvožemį labai lengva yra įvardinti, mes jį vadiname smėlžemiu. Taip, taigi ir matome šiame žemėlapyje, kur tie smėlžemiai yra paplitę. Taip, ir matome tą mūsų paminėtą pietų Lietuvą, būtent matome, kad pagal legendą, dirvožemio derlingumo legendą, mes ir matome, kad tai yra labai nederlingi dirvožemiai. Taigi, du dalykai, iš karto mes matome ryšį. Smėlžemis, nederlingas dirvožemis ir, tas derlingasis dirvožemis, kuriame yra, daug to humuso, daug to molio dalelių, mes jį vadinsime rudžemiu. Nors, dažnai žiūrėdami į šį dirvožemį mes sakome, kad tai, juodžemis, beveik juodžemis, bet apie juodžemis mes šiek tiek gal vėliau. Ir žiūrime, kurgi tie yra rudžemiai. Ir matome, kad rudžemiai ir yra paplitę, mūsų minėtoje vidurio Lietuvoje. Taip, legenda mums rodo, kad tai yra derlingi, arba vidutiniškai derlingi dirvožemiai. Vidutiniškai, tai reiškia, galbūt šiek tiek yra, tų smėlio dalelių, bet pagrinde tai vyrauja priemolingosios tos dirvos. Gerai, dabar klausimas būtų, o kodėl, kas nulėmė, kad skirtingose Lietuvos vietose, tokia skirtinga sudėtinė dirvožemio, sudėtis, tiesiog mechaninė sudėtis. Kodėl vidurio Lietuvoje, tie derlingi dirvožemiai, kur mes jau paminėjome, kad tai būtent labai aktyviai plėtojama žemės ūkis, kodėl būtent čia gausu tų molingų dalelių, o pietų Lietuvoje, kur minėjome nederlingi dirvožemiai, kur vyrauja tas smėlis, būtent iš kur tas smėlis? Klausimas jums. Tai čia reikėtų grįžti prie mūsų Onutės, vieno iš pirmųjų atsakymų. Onutė, prašom atsakyti šį klausimą. Ledynas gulėjo ilgai, turim daug molingų dalelių, o kur ledyno pakraščiais tekėjo vandenys, suplorė, sunešė stambesnės pačios, stambesnių dalelių, kaip smėlis. Kai mokiniai vartoja žodis frakcijas, facijas, fantastika, iš tikrųjų super aukštas mūsų mokinių lygis. Taip, muzika mūsų ausims. Bet iš tikrųjų, taip,
jūs esate teisi. Bet aš norėčiau galbūt tai galiorkai, kuri tenais sėdi ir nelabai, aš matau, tiesiog ausimis karpote ir nelabai suprantate, kas yra tos frakcijos, kas yra tos Mantai, Mums reikėtų... tu atverk piešinį, o aš nueisiu su jais išsiaiškinsiu. Taigi mes iš tikrųjų pabandysime įsiaiškinti. Mes jau paminėjome, kad tas daleles, būtent tos tas medžiagas, iš kurių vėliau formavosi dirvožemis, paliko paskutinieji ledynai. Tiksliau galima būtų tiksliau pasakyti, tai yra paskutinysis ledynas, kuris iš Lietuvos atsitraukė 11-12 tūkstančių metų ir mes matome animaciją, kaip tas ledynas slinko. Taigi, prieš ledyninis paviršius ir mes matome, kad kaip tas ledynas, kaip buldozeris atslinkdamas, tarsi sustumia tai, kas buvo jo kelyje ir kaip mes pavadinsime būtent tą rezultatą, tą ledyno sustumtą medžiagą. Tai prašau. Galinė morena, šaunu, visiškai teisingai. Taigi, ledynas atslinkdamas kaip buldozeris. Šiandieną puikus pavyzdys, matėme, jau buldozeriai stumdo sniegą ir matome, kai jie sustoja, jie palieka sniego tokias Palieka sniego galinės morenas. Taip, galinės morenas. Taigi įsivaizduokime ledynas. Pusės kilometro storio ledynas sustumia kelių šimtų metrų aukščio galinę moreną. Kas toje galinėje morenoje? Mes matome iš iliustracijos, kad tenais vyrauja įvairios sudėties sąnašos. Taip, tai ir rieduliai, ir gargždas, ir žvirgždas, įvairaus dydžio sąnašos. Taip. Taigi tas ledynas sustoja, sustumia galinę moreną ir toliau jisai atsitraukia. Atsitraukdamas ledynas, kaip ledynas atsitraukia? Ledynas tirpo, taip? Ir tirpdamas ledynas Taigi, kaip Mantas ir minėjo, kad kas yra ledynų atsitraukimas. Ledynų atsitraukimas tai nėra taip, kad ledynas taip imtų ir trauktųsi. Ledynų atsitraukimas vadinamas tirpimu. Ledynas tirpsta. Taigi atėjo laikas, kai po gal 1000 metų, gal 500 metų ledynas pasitraukė nuo tos savo sustumtos, tarsi buldozerio galinės morenos, vartokim viską pagal savokas taisyklingas geografinės, atsitraukė. Bet jūs įsivaizduokite 300 metrų aukščio sieną, kuri tirpsta taip kaip kovo-balandžio poplūdžio metu. Milžiniški vandens kiekiai ir srautai formuojasi prie ledyno. Ir tas vanduo neturi kur pasidėti, jis turi kažkur tekėti. Jam kelias pastoja tos vadinamosios morenos arba aukštumos. Tačiau vandens plūsmas yra toks stiprus, jog tas vanduo ardo tas aukštumas, suformuoja slėnius, juk mūsų ir Vilnius kažkur yra čia, kažkokiam slėnyje. Visi puikiai žinome, kad Neris labai giliai nusileido per tuos 10-11 tūkstančių metų ir pasiekė dabartinį savo upės lygį. Vanduo bėga, ardo aukštumas ir vanduo neša. Vanduo neša smėlį, vanduo neša žvyrą, vanduo neša įvairius grūdelius. Tai, kuo sunkesni grūdeliai, tuo jie anksčiau visi suklostomi. Kuo smulkesni yra grūdeliai, šiuo atveju smėlis, nuo Merkio, nuneštas galbūt nuo Vilniaus Neries slėnio, nunešamas toli, keliasdešimt ar panašiai kilometrų. Taigi prie ledyno, traukiantis jam, tirpstant jam, formuojasi viskas labai dėsningai. Vienur vienokios dalelės, kitur kitokios dalelės. Taigi ledynas savo kelią atlieka, jisai traukiasi ir galiausiai atsiveria ledyno padas. Tai yra ta vieta, kurią ledynas buvo įspaudęs milžinišką didžiulę jėgą. Puikiai žinome iš 9 klasės, kad ledynas, kuris formavosi kur? Iš kur jis atslinko? Iš kur? Čia geografijos pamoka.
Prašom 10 atsisėsti į savo vietą. Mes nebijome, kad jūs nežinote, bet jūs vis tiek pasakykit savo atsakymą. Iš kur į Lietuvą atslinko ledynai? O, visiškai teisingai. Ačiū labai, taip, sufleriui žinoma, štai kad žino. Taip, taigi ledynas atvilko į Lietuvą daug visokių uolienų, bet esmė yra tame, kad jame buvo įšalę labai daug įvairių akmenų. O milžinišką ledynas viduje trupino, smulkino tas uolienas. Ir kai ledynas jau tirpo, jisai klojo jas sluoksnelis, mažytis po sluoksnelį. Juk kas yra molis? Molis yra pati smulkiausia, labai stipriai sutrinto akmens dalelė. Kaip paminėjo Onutė, tai yra frakcija arba facija, visaip galim pavadinti. Būtent tos smulkiausios dalelės, molio dalelės ir yra tas derlingumo garantas. Tai būtent dugninėje morenoje, kaip mes šitą visą puikiai žinome, arba ledyno pade, ir buvo suklostytos tos pačios derlingiausios dalelės. Visiškai kitokios nei tos, kurios yra čia, aukštumose, ir tos, kurios yra už aukštumų ruožų. Taip, taigi, na, būtent tas pasiskirstimas, tų smulkių dalelių pasiskirstimas ir priklauso, na, kur gulėjo ledynas. Mes žinome, kad jisai gulėjo didžiąją dalį laiko, būtent ir gulėjo vidurio Lietuvos žemumoje. Na ir kur ledynas suklostė, arba būtent nuo ledyno tekantis tirpsmo vandenys suklostė tas smėlingasias daleles. Jeigu ledynas, mes jau matėme, stovėjo būtent štai šioje vietoje ir nuo jo tirpstantis tirpsmo vanduo tekėjo, jisai suklostė štai čia, mes matome smėlius, arba vadinamą smėlingąją lygumą. Dėl to mes pietryčių Lietuvos lygumą ir vadiname smėlingąją lygumą. Na, o toje vietoje, kur ledynas gulėjo, kur jisai klostė, na, savyje įšaldytas smulkes daleles, sutrintas daleles, jisai suklostė moreninę lygumą. Moreninė lyguma vidurio Lietuvos žemuma, arba lyguma ir smėlingoji lyguma. Taigi čia smulkios dalelės, čia šiek tiek stambesnės smėlio dalelės. Taigi, būtent ir mes iš karto grįžtame į žemėlapį ir žemėlapyje matome, na, vidurio Lietuvos žemuma, didžiąją laiko dalį būtent prieš sustodamas, na, arba sustojęs prie Baltijos aukštumų ledynas gulėjo ir klostė tas smulkesnės susmulkintas daleles, na, o pietryčių lygumoje, smėlingoje lygumoje, tie tirpsmo vandenys jau suplovė, sunešė tas smėlingasias daleles. Na, o dabar klausimas jums, grįžkime į praktinį gyvenimą. Taip. Tai kas auginama Lietuvos vidurio Lietuvos žemumoje? Kas ten auginama? Tose derlingose dirvožemiuose? Grūdinės kultūros. Dar kas? Cukriniai runkeliai. Kas dar? Kokios dar kitos kultūros? Rapsas, pašariniai kukurūzai. Taip, o kodėl būtent šitos kultūros? Todėl, kad dirvožemiai geri. Ir kas, kad tai dirvožemiai geri. Kodėl ten jie buvo auginami? Kaip? Taip, tie augalai yra labai reiklus dirvožemiai. Neaukštas kvietys ar rūdys kažkur ten smėlėtoj dirvoje. Arba jis žymiai geriau aukštoje dirvoje, kuri yra vidurio Lietuvos lygumoje. Ir tai yra neatsitiktinumas, kaip jūs puikiai jau atkreipėte dėmesį pamokos pradžioje, kad vidurio Lietuvos žemumoje yra daugiausiai dirbtų laukų. Taip. Ir mes norime parodyti video siužetą žmogaus, ūkininko, gal ne visą, truputėlį, galėsite namuose pasileisti ir pasižiūrėti išsamiau. Taigi, ūkininkas, tikėkime, kad čia viskas veiks. Jaunas ūkininkas, Dainius Šlaustas, kuris gavo paramą iš Europos Sąjungos. Pabandykime paklausyti, ką jisai kalba apie savo ūkį. Apie 650 hektarų žemės, auginantis javus ir cukrinius runkelius. Mūsų ūkis yra įsikūręs Nevėžio žemumoje, tai yra derlingos žemės, bet kadangi išsidėstęs ūkis yra keliose seniūnijose ir plačioje teritorijoje, tai tų žemių mes turim visokių, ir derlingų, ir nelabai derlingų, ir durpynų. Ir pagal dirvožemį
žiūrint, ką sėti tenais, nepasėsi į prastą dirvožemį runkelių, tai va, įprastesnius sėjam kitus augalus, kitas kultūras, o į derlingą sėjam derlingų dirvožemio poreikį turinčius augalus, tai runkelius, kviečius. Šiaip žemės yra derlingos. Tai nušlaustas atsakymas. Dar kitas pavyzdys, dar vieno ūkininko pavyzdys, būtent iš tų nederlingo dirvožemio O krašto. ką veikti pietryčių Lietuvoje galima? Ką veikti pietryčių Lietuvoje? Kokia ūkinė žemės ūkio veikla galima ten verstis? Galvijus auginti arba miškus auginti, jie ir taip ten auga. Bet gerai, dar kas? Grikius auginti. Visiškai teisingai, grikiams ta dirba pakankama. Taip, gerai, pasižiūrėkime video reportažą. Bet aš tiesiog dar paklausiu ir noriu, kad pasitikslintumėm, ar tikrai galvijus? Gyvulius taip, bet ar galvijai? Galvijams reikia ko? Galvijams būtent reikia daug pašaro. kaip derlingesnės. Avys, visiškai teisingai nuskambėjo skambutis, noriu sakyti, atsakymas. Už puikų pataikymą jums dovanėlė. Ačiū. Techninės kliūtys visko būna pamokoje, bet, na, būtent pietryčių Lietuvoje. Lietuvos aplinka dar negali užtikrinti techninės sėkmės, bet mokyklos, kadangi jos turi puikią įrangą ir tam atvažiuoja čia mokyklų komandos, kad pasisemtų patirties ir kad mokykloje veiktų technologijos aukščiausių lygių, jų realiai pamokoje tokių nesklandumų neturėtų būti. O bet kuriuo atveju mes prašome jūsų namuose pasižiūrėti šį reportažą apie tai, kuo verčiamasi pietryčių smėlėtoje lygumoje. Būtent ten ir gyvena ūkininkas, apie kurį mes norėjome pristatyti, tai auginantis avis, išgaunantis pieną ir tada gaminantis avių pieno sūrius. Tai ekologiškus. Taip. Gerai, tai dabar, Dabar mes norime suduoti vieną praktinę užduotį, mūsų laikas bėga labai greitai, bet mes pradėjome maždaug 4-5 minutėm vėliau, taigi mes dar turim šiek tiek laiko. Praktinė užduotis, prašom pasiimti atlasus. Taigi, atlasuose mes norėtumėm iš karto, neprašysime jūsų susirasti dirvožemio žemėlapio, mes iš karto jums pasufliruosime 107 puslapyje, atlaso 107 puslapyje, atsiverskite dirvožemį, pasaulio dirvožemių žemėlapį ir tai, ką jūs girdėjote, užuominą girdėjote pamokos metu, pabandykite įvardinti pačius derlingiausius dirvožemius pasaulyje. Ar yra atsakymų? Palaukite, pakelkite rankas, kas jau turi atsakymą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusė klasės žino. Taip, prašau, Nute. Taip, tai yra juodžemiai, arba dar tiksliau stepių ir miškastepių juodžemiai. Puiku. Dabar užduotis yra tokia. Mes norėtume, kad jūs išsiaiškintumėte, naudodami kitą žemėlapį, jūs turite susirasti patys, jeigu to jums reikia, ir įvardinti 3-5 pasaulio valstybės, kuriuose labiausiai paplitę juodžemių dirvožemiai. Jūs galite naudotis kitų žemėlapių, o galite, turėdami savo vidinį menamąjį žemėlapį, atsakyti ir žiūrėdami į šį dirvožemių žemėlapį. Taip, variantų, po vieną valstybę, prašau. Ukraina. Ukraina aktuali tema, viskas karšta ten ir panašiai. Ir puikiai žinome, kad tai šalis, kuri turi ypatingai daug juodžemių. Ačiū jums, toliau. Kazachstanas. Čia esantis Kazachstanas. Kazachstanas, taip, dar kokios šalis. Urugvajus, visiškai teisingai, Pietų Amerikos maža valstybė, bet laikoma viena turtingiausių Pietų Amerikos valstybė. Būtent dėl dirvožemio. Ir dėl kažkada ten klestėjusio banko monopolio Pietų Amerikoje. Bet čia taip pat. Jau viskas, ačiū už atsakymą. Ne? Dar norėtume. Jungtinės Amerikos valstijos. O galėtume dar pasakyti, kaip vadinama ta sritis. Tai yra prerijos, visiškai teisingai prerijos. O tada, kaip vadinasi ta Urugvajuje lyguma, tai yra pampos, visiškai teisingai. Taip, dar kokių yra atsakymų? Argentina visiškai teisingai. Iš kurgi atkeliauja jautina pati geriausia į Europą. Taip.
iš tų derlingų, kur puikiai auga pašarinės žolės žemė. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs puikiai mokate naudotis atlasais. Turime tokių įtarimų, kad atlasai gal jums šiek tiek mažiau pagelbėjo, nes jūs tiesiog turite puikų žinių bagažą iš žemesnių klasių, 7, 8, 9 klasės. Man, tai mes žinom, ką mes darome žemesnėse klasėse. Taip. Ačiū jums visiems, taigi jūs atlikote užduotį greičiau, negu mes planavome, o dabar jungiam planšetukus. Taip, ir pabandom įtvirtinti tas žinias, kurias mes šiandieną įgyjome. Taigi įsijunkime planšetukus, taip. Žinoma, tai yra pirmoji mūsų pamoka, pirmasis prisilietimas prie planšetų ir mes dar truputėlį visi stokojame tų įgūdžių, bet tai nieko baisaus. Pabandysime susigaudyti taip pat ir atlikti vieną ar kelias užduotis, kurių yra gausu šitoje skaitmeninėje mokymo priemonėje, kurią mes naudojamės vesdami šią pamoką apie dirvožemius, apie žemės ūkį ir apie paviršių. Taip, tik aš labai norėčiau, kad jūs dabar susirastumėte pirmąją tą užduotį, būtent su ledyno schema, būtent su kraštovaizdžiu, kaip jis atrodė ledynmečio metu ir kaip jau ledynui atsitraukus. Ir šitoje užduotyje jūs turite, naudojantis planšetėmis, į reikiamas iliustracijų vietas nutempti atitinkamas sąvokas. Taigi sąvokas mes minėjome pamokos metu, o dabar tiesiog įtvirtinkime, kur tos sąvokos turėtų būti. Taigi naudojamės planšetėmis ir pabandykite būtent esančias žemiau sąvokas tempti į tam tikrą paveikslėlio vietą, į tos nurodytus tuščius stačiakampėlius. Mes suprantam, kad jums gali kilti tokių trikdžių, problemyčių, bet tai yra pirmasis kartas, mes visi bandome. Taip, tai va čia. Tai reikia paimti kitą, nes ten turi būti tos užduotis. Ar jau jos Ir čia tam čia atsakymai? Kur čia parašyti, ką atsakymai? Jau mes nukeliavom šiek tiek. Nu. O ką daryti, kai atlikai? Kur tikrinti? Pabandykime. Jau nukeliavom kažkur užduotis, supratau. Ieškom. Jau dabar. Čia paspaudėm. Ir dabar, jeigu jūs galite, suraskite 7 užduotį. Gerai, spaudinėdamas rodiklėlę, suraskite 7 užduotį. Gerai?
teisingai neprikibs. Šaunuolė labai gerai. Taip. Gerai. Taigi mes pabandėme su jumis atlikti vieną užduotį ir matom, kad mums iškilo problemų. Bet visos jos yra tik techninės problemos ir tik todėl, kad mums trūksta įgūdžių. Ir mes pirmą kartą maigome galbūt apskritai planšetuką ir galbūt pirmą kartą atliekame užduotis. Tam reikalingi šiek tiek įgūdžiai. Bet kadangi jūs esate puikūs tropūs mokiniai ir per tiek metų geografijos jūs taip gerai prisimenate viską, ką jūs darėte, mes net nebejojame, kad mums užtektų su jumis 2-3 pamokų ir jūs mokėtumėte šitais planšetukais naudotis taip kaip savo mobiliaisiais telefonais. Taigi, ačiū Jums už šitą atliekamą užduotį. Visos šitos užduotis yra laisvai prieinamos namuose, ar bus? Bus dar kol kas tik bus. Kadangi gyva pamoka man, tai jie gali prieiti. Namuose grįžę namuose, būtinai jūs turite pasipraktikuoti. Mes esame Jums paruošę namų darbus, bet kadangi Jūs taip gerai mokėtės, mes nenorim Jūsų varginti, o norime, kad Jūsų namų darbas būtų ne užduotis atlikinėti, o per šį iki kitos pamokos, tai yra iki kito antradienio, Jūs namuose išbandytumėte šitą skaitmeninę mokymo priemonę ir kad kitą pamoką jau mums nebūtų tokių kliūčių atliekant tas praktinės užduotis. Taigi toks labai malonus praktinis darbas. Maigot mobilųjį telefoną, tai prašom pamaigykite ir planšetuką arba kompiuteriuką savo namuose. Taigi, man tai ačiū tau, kad man padėjai. Ačiū Rytai jums.